Per savo ton pertraukos etapą susipratau kelis dalykus apie aistrą dar giliau. Tai dabar, ne, kaip esat girdėję, sek savo aistrą, sek savo judulioką, sek ton savo excitement, daryk ton, kas tau ir belenkiek smagu. Ir kartas tas moments gali būti, kad tu, žinai, gali nežinoti, kas iš tikrųjų tau dabar jis smagu, ko tu iš tikrųjų nori dabar padaryti. Tu gali galvoti, o man tas galbūt smagu, bet aš kažkaip nesijaut, kad tas man būtų smagu, aš nežinau. Ir eini daryti kažkom, kas atrodo iš tikrųjų gal tau ir smagu, bet tu darant ton dalyką, pajauti, kad blemba, turėčiau kažkom kitkom daryti. Kažkom kitkom turėčiau daryti, kažkodėl man kažkas sako, kad ta mintys turi pakaušį, kad man kažkas netep. Ir tai ir puikiausias ženklas tau suprasti, kad ton, ko tu dara, galvodams, kad tas ir tavo aistra, iš tikrųjų yra tavo nerims, arba kažkas bandėms pabėgti nuo to specifiniaus dalyką, kaip sukauki kokius idėją. Ir tu daratum dalyką, tarkim, 2 savaitės, nesuprant, kodėl tau kažką negauni to pasitenkinėm, tu netrodo, kad tu turi kažkokį tokį gilomą tam dalykon užsiėmi. Ir, kaip pasakiau, tas į puikų ženklą supras, kad tu iš tikrųjų nesiek savo tikros aistros. Tu sieki kažkon, kas ir tau nerims apsimaskavęs kaip tau aistra. Ir dabar ką reikia sužinoti, kas ir ta tikroji tau aistra tam momente, ne? Iš visų pasirinkimų, katras tu dabar turi, ne? Katras dalyks tau labiausiai atrodo, katras dainuotų tau širdį. Katras tau atrodo, kad esi labiausiai tu, ne? Ir dabar irgi, jau to nesu girdėjęs, bet vis tiek nesuprantu. Žiūrėk. Dabar įsivaizduok, turi 3 variantus. Aš einu pasivaikščioti į mišką, aš einu pasivažinėti su dviračiu, arba aš einu prie kompo kažko YouTube žiūrėti, ne? Ir man atrodo, kad YouTube būtų smagiau žiūrėti, bet aš nežinau, ar aš iš tikrųjų man teisinga darau, bet man atrodo smagiau. Tai ir nerimas apsimaskavęs, kaip tau aistra greičiausiai. O dabar įsivaizduok, ne? Aš įkvėp 3 kartus. Giliai. 3 kartus lietus įkvėpiams, iškvėpiams. Ir tada savęs paklausk ir įsivaizdauk. Dabar, aš vaikštau miški. Koks būtų jausmas dabar, kaip man jaučias kūnį, kaip man jaučias mano širdį. Aš dabar įsivaizduoju, aš vaikštau ir kaip aš jautus. Blemba, smagiai. Gerai, įsivaizduoju, kaip aš su dviračiu važiuoju. Eik tu savo, gerai, kaip smagiai, čia nuo kalnioką leido šito darau. Eik, kaip smagiai. Gerai, sėdu prie YouTube, įsižiūriu vidosiukus. Smagiai, blemba, Bet kažkaip to gilom nėra, kažko trūksta atrodo. Puikiai gali suprasti, kad tas YouTube'as nėra tau tikrųjų aistra. Ir tada įsirink tarp tų dalykų, su dviračiu važiuoti ar į mišką pasivaikščioti eiti. Katras tau jaučias, kaip tai įsivaizdauji savo širdį, savo galvos savyje. Katras jaučias tau labiausiai kaip tu. Ir daryk ton. Tas ir tavo tikroji aistra.